Ošo dinaminė meditacija. Dinaminė meditacija medituojama ryte, tuščiu skrandžiu, užsimerkus, garsiai arba tyliai. Meditacija tęsiasi 1 valandą ir turi 5 fazes. Pirmos 3 paruošiamosios fazės trunka po 10 minučių. 4 meditacijos ir 5 šokio fazės trunka po 15 minučių. Pirma fazė – chaotiškas, intensyvus ir gilus kvėpavimas per nosį. Būkite atsipalaidavę, išsiplėtę, totalūs, nepalaikykite minčių. Tegul energija teka laisvai, pilnatviškai, juskite harą, centrą per porą pirštų žemiau bambos ir visą kūną. Tai jūs trauks kartais pilnai iškvėpti, nukrentant žemyn, kartais pilnai įkvėpti, net atsilošiant atgal. Įtrauksi naujas kūno ir sielos dimensijas į liudymą. Antra fazė – katarsis. Atsipalaiduokite, pratrūkite, būkite spontaniški, išreikškite pyktį, baimę, įtampas, viską, kas buvo užslopinta, ką traukia atpalaiduoti. Judėkite, verkite, juokitės, voliokitės, šokinėkite, kratykitės, šokite, darykite grimasas, nieko nesulaikykite. Kartais kundalini energija savaime pradeda kratyti kūną, gaivinti. Kūno judesiai padeda tekėti energijoms iki kūno, liudijimas iki vidaus. Trečia fazė – mantra hu. Iškeltomis rankomis šokinėkite aukštyn žemyn, nukrisdami ant kulnų ir tardami mantrą hu, hu, hu. Kaskart nukrintant ant kulnų, tegul garsas kuo giliau smūgiuoja į vitalinio kūno sekso centrą prie stuburgalio. Tegul teka visos jūsų energijos. Atsipalaiduokite, skleiskitės išorėn iki naujų kūno gelmių ir vidun iki naujų dvasios viršūnių. Šokinėjimas turi intensyvėti, o sąmonė skaidrėti nuo minčių tiek, kad įvyktų energijos virsmas. Tuomet šokinėjimas taps lengvas, įkvepiantis, iškeltos rankos laikysis pačios. Taip sėkla virsta želmeniu, o kiaušinis paukščiu. Jeigu šokinėjimas sunkėja ir rankos leidžiasi, atsipalaidavę įsižiūrėkite ir pamatysite mintį. Ją paleiskite ir vėl bus lengva. Aukite toliau, tegul daugėja naujos, šviežios, įkvepiančios ir neišsemiamos energijos. Tegul sąmonė skaidrėja, gimsta ir tęsiasi liudijimas. 4 fazė – stop. Sustokite, kur bebūtumėte, tokioje pozoje, kokioje esate. Likite visiškai neaktyviu, kaip sodinukas dirvoje. Energija gręžiasi vidun, siela įsišakoja dvasioje. Paleiskite visas mintis, ego, iškeltos rankos laikysis pačios. Tai ženklas, kad energija teka ir gręžiasi vidun. Bet koks piršto ar blakstienos judesys veikia kaip sodinuko sujudinimas, nukreipia energiją išorėn ir išsklaido jos kilimą. Atsipalaiduokite, toliau atsitraukite nuo kūno, proto, emocijų. Tegul būna tyla, gimsta ir tęsiasi liudijimas. 5 fazė – šokis. Pasigirdus muzikai, iš lėto atsigręžkite link kūno, bet iki jo nesusitraukite. Švelniai pradėkite judėti, neįsitempkite. Šokite natūraliai, iš vidaus, jautriai atsakykite į muziką. Išreikškite savo energijas, savo vidų. Praleiskite dvasią iki kūno taip, kaip upė praleidžia vandenį iki vandenyno. Kai mintis ir ego dingsta, gimsta šventė ir džiaugsmas. Tegul jie lieka ir po meditacijos visą laiką. Ošo dinaminė yra tinkamiausia meditacija skubančiam vakarų žmogui. Ji iš karto duoda vaisius. Visos meditacijos metu būkite užsimerkę, juskite kūną, atsipalaiduokite, žiūrėkite ir judėkite išorėn ir vidun. Tuomet visos meditacijos fazės medituojasi vis lengviau ir ekstaziškiau.